Sveiki. Dabar pademonstruosiu, ką galima pamatyti delno priekinėme paviršiuje. Taigi, ką mes galime matyti, pradėti reikėtų vėlgi nuo mūsų riešo kanalo pačios pabaigos, kurį žymė mūsų didysis daugiakampis ir žymė kablinė pati atauga. Matome štai storą retinakulimą ir po truputį keliaudami štai distalin, čia dar matosi vidurinio nervo pati struktūra, kuri greit išsiskaido. Aiškiai matome, kaip išsiskleidžia mūsų lenkiamosios struktūros, lenkiamosios pačios sausgyslės ir kaip jos yra sudarytos iš atskirų dalių, tai yra paviršinė dalis ir gilioji dalis. Taip pat delno srityje mes matom kitas anatominės struktūras, tai yra giliau išsidėsto štai patys delnakaulių šešėliai, matosi tarp delnakauliniai patys raumenys. Ir taip pat iš kitų struktūrų, mes čia prisiartinsim šiek tiek, būtų aiškiau. Štai dar viena raumeninė struktūra, kuri matosi grinai betarpiškai prisitvirtinanti prie giliosios lenkiamosios sausgyslės, tai yra vadinama sliekiniai raumenys. Prie antro, trečio, ketvirto piršto ir penkto irgi nedidelis sliekinis, štai matome raumo. Taigi dabar keliaukime mes po truputį štai distalin, mes matome paviršinę lenkiamąją sausgyslę, mes matome gilią lenkiamąją sausgyslę, kol kas mes jas dar galime štai paprastai išdiferencijuoti, tačiau keliaujant po truputį štai distalin, mes esam pasiekėme delnakaulių jau galvų srity ir šitoj vietoj lenkiamąsias sausgyslės nėra taip paprasta išdiferencijuoti, atrodo kaip viena lenkiamoji sausgyslė. Keliaujant po truputį mes distalin, dar distaliau pasiekėme štai proksimalinę falangą ir ką mes matome, kad gilioji sausgyslė išlieka vientisa, tačiau paviršinė sausgyslė pradeda skilti į du komponentus, atsiranda toksai kaip plyšelis tarp sausgyslės ir štai šitoj vietoj aš jums nubrėšiu. Štai šitoj vietoj matosi vienas sausgyslinis komponentas paviršinės pačios sausgyslės ir štai čia yra kitas sausgyslinis komponentas. Čia matome, kaip sausgyslė išsiskyrė jau į dvi dalis, o gilumoje mes čia matome giliąją lenkiamąją sausgyslę. Keliaujame po truputį mes dar distalin. Dar keliaujame. Štai šitoj vietoj matome giliąją sausgyslę, matome, kaip paviršinės sausgyslės dalys apsupa giliąją sausgyslę. Ir šitame vaizde matome, kaip jos vis apsupa ir keliaujant prie vidurinės falangos mes matome, kaip šitos mūsų jau paviršinės sausgyslės dalys, štai būtent viena sausgyslinė dalis ir kita sausgyslinė jau apsupusios giliąją sausgyslę prisitvirtina prie vidurinės falangos dalies. Dar kartą. Štai čia mes matome giliąją lenkiamą sausgyslę ir po apačią mes matome jau paviršinės sausgyslės struktūras. Ir keliaudami dar mes po truputį distalin, dar distalin, mes turime aišku tik tais giliąją lenkiamą pačią sausgyslę, tol kol distaliniai falangui, kaip matome, mes ją čia pasiekėm, jinai prisitvirtina prie būtent distalinės falangos. Grįžtam po truputį mes atgal, link delnakaulio būtent galvos srities ir pasukam daviklį štai išilgai pačios štai sausgyslės. Šiek tiek gelių pasitipsiu. Štai aš esu virš delnakaulio galvos, čia mūsų yra proksimalinės falangos bazalinė pati dalis ir čia mūsų štai lenkiamosios sausgyslės. Kol kas iš tokio vaizdo mums sudėtinga išdiferencijuoti, kuri yra kuri sausgyslė. Ką aš tokiu atveju darau? Aš tiesiog galiu prispausti mūsų vidurinę pačią falangą ir tiesiog pajudinti distalinę falangą pacientui. Ir mes aiškiai matome, kaip gilioji dalis sausgyslės slankioja, taip mes galime lengvai išdiferencijuoti, kuri sausgyslė.
Taip pat po truputį, jeigu mes keliausime irgi distalin, išilginiai pačioj plokštumoj, mes matome, pasiekime štai proksimalinę pačią falangą. Čia tiesiog tokia žemesnio tankio zona dėl anizotropijos. Čia mes pasiekime proksimalinį interfalanginį patį sąnarį. Ir štai šitoj vietoj prie vidurinės falangos jau tvirtinsis kažkur prie šonų būtent pati paviršinė sausgyslė. Ir keliaujant štai distalin, mes matome tais giliąją sausgyslę ir kaip jinai prisitvirtina prie pačios distalinės falangos. Dar vienos struktūros, kurias galima pamatyti ir jas pravartu matyti, vertinant būtent lenkiamąsias pačias sausgyslės, tai yra būtent laikiklių sistema. Ir dar kartą grįžkime prie delno srities. Čia mūsų delnakaulis, mes matome štai sausgyslės skersiniai plokštumoj. Ir jeigu šiek tiek esu proksimaliau, aplink sausgyslės mes nieko nematom, tačiau jeigu mes keliaujame po truputį distalin, virš jų staiga mes pamatome tokį hipoechogenišką ruoželį, storesnį, o jeigu mes pasuksime dar daviklį, štai išilginę pačią plokštumą, mes aiškiai pamatysime šitą hipoechogenišką ruoželį virš sausgyslės ir yra mūsų A1 laikiklis. Matom, normos atveju jis yra be galo plonas, tačiau jis yra matomas. Tikrai mes jį turime pamatyti su aukšto dažnio davikliais. Kaip matom, tai apie pusę milimetro tik tais storio. Be A1 laikiklio, kuris įsidėsto virš delnakolio galvos, mes turime dar ir A2 laikiklį. Šiek tiek reikia jau prie A2 laikiklio ir daugiau ir gelio panaudoti. A2 laikiklis išsidėsto virš proksimalinės falangos ir jisai yra pats ilgiausias laikiklis ir štai mums pavyko jį pamatyti būtent joje štai pradžią A2 laikiklio ir jisai visas štai įsidėsto virš sausgyslės ir štai mes galim aiškiai pamatyti A2 laikiklio pabaigą pačią. Jeigu keliausime štai distalin, šitoj vietoj virš proksimalinės falangos galvos turėtų būti A3 laikiklis, ne visada jisai matosi. Labai smulki struktūra. Visada mes irgi matysime štai A4 laikiklį, kuris išsidėsto virš vidurinės falangos ir puikiai jisai čia matosi. O štai šitoj virš vidurinės falangos galvos irgi turėtų būti A5 laikiklis, kuris irgi ne visada matosi, nes jis labai smulkus. Tai tiek iš delno srities multiversinio tyrimo, tai ką mes galime pamatyti jo metu.